Sveiki vaikai. Na, šiandien vėl aš su katinuku. Pasižiūrėkite, kaip mes čia smagiai sėdime šiandien su katinėliu. Na ir šiaip iš tikrųjų aš ne veltui tą katinuką turiu, vaikai. Dėl to, kad šiandien mano knygelė bus irgi apie katiną. Na, mes prieš tai skaitėm katinėlį ir gaidelį, o šiandien aš noriu jums paskaityti labai gražią pasaką Batuotas katinas. Na, mano katinėlis be batukų, letenėlės tokios be batukų jo. Ir jisai čia nelabai nori pas mane sėdėti, pabėgo, bet knygelę tai aš tikrai turiu. Ir šiandien mes paskaitysim labai gražią knygą Batuotas katinas. Kartą gyveno vargšas batsiuvys. Kad nebūtų taip nuobodu stumti dienų, įsitaisė katiną. Amatas klojosi prastai. Ir vieną sykį, atidaręs paskutinę šprotų dėžutę, batsiuvys tarė: Katine, regis mums visai riesta. Niekas mano batų neperka, matyt teks ieškotis kito darbo. Per anksti rankas nuleidai, nesutiko katinas. Pasiūk man dailius batus ir aš rasiu tau pirkėjų. Štai. Iliustracijos. Kaip tarė, taip ir padarė. Katinas apsiavė naujutėlaičius batus ir iškeliavo. Štai kokie gražūs katinėlio batai. Gūdžioje miško tankmėje katinas išvydo neregėto grožio pilį. Žmonės šnekėjo, kad toje pilyje gyvena siaubūnas, galintis pasiversti kuo tik panorėjęs. Katinas nudrožė tiesiai į rūmus ir prisistatė siaubūnui esąs geriausio šalies batsiuvio pasiuntinys. Girdėjau, kad galite pasiversti į bet kokį gyvį, tarė katinas. Turinčiam tokių neįtikėtinų galių tikrai paverstų viena kita puikių batų pora. Pamatęs, kokius gražius batus avi katinas, siaubūnas irgi užsigeidė panašių, todėl paprašė ir jam tokius užsakyti. Kai katinas grįžo su naujais batais, siaubūnui jie baisiai patiko ir jis nutarė, kad būtų neblogai turėti batus kiekvienam padarui, į kurį jis gali pasiversti. Katinas neatsikvėpdamas zujo pirmyn, atgal iš batsiuvio į pilį, matuoti vis kito padaro kojų ir pristatyti pasiūtų batų. Kiekviena nauja pora atrodė vis dailesnė, tačiau šis tas vis dėlto buvo negerai. Nors ir aptekęs turtais, siaubūnas buvo tikras gobšuolis. Katino paprašytas sumokėti už pasiūtus batus, siaubūnas atsisakė, pasivertė į pilką laukinį žvėrį ir išvijo lauk persigandusi katiną, tačiau tas buvo nepėsčias. Paprašė batsiuvio pasiūti ypatingų batų porą. Kai batai buvo baigti, katinas juos nunešė siaubūnui. Batsiuvys pranoko pats save. Pareiškė jis: tokių dailių batų man dar nėra tekę matyti. Jie pasiūti iš pačių rečiausių ir brangiausių medžiagų. Tik toks galiūnas kaip tu yra vertas juos avėti. Tačiau batai tokie mažučiai, kad norėdamas juos pasimatuoti, turėtum pasiversti į mažytį padarėlį. Na, tarkim į pelę. Ar sugebėsi? Ha, nusikvatojo siaubūnas. Žiūrėk. Jis suriaumojo, pakilo dūmų debesis ir rūmų meniai atsirado pelė. Matai, esu kaip tik reikiamo dydžio, cyptelėjo siaubūnas
ir puolė matuotis puikiųjų batų. Tai jau tikrai, pritarė katinas ir akimirksniu jį prarijo. Batsiuvys ir jo šaunusis pagalbininkas persikėlė gyventi į pilį ir atidarė naują batų krautuvę. Netoliese esančio miestelio gyventojai nuo seno bijojo siaubūno ir niekaip negalėjo suprasti, kurgi jis pradingo. Ilgainiui baimė atlėgo ir miestelėnai ėmė lankytis batsiuvio krautuvėlėje. Tačiau vienas dalykas vis dėlto nedavė gyventojams ramybės. Kasgi galėtų avėti gausybę krautuvės vitrinoje išstatytų batų, ypač tą porą mažulyčių batukų, tinkančių nebent pelytei. Taigi, vaikai, kokia graži knyga Batuotas katinas. Ačiū, kas klausėtės ir iki kitų susitikimų, vaikai. Iki.